Gegužės 26 dieną. Rytas. Vilnius. Lietuvos Respublikos Seimas tik ką nepritarė partnerystės įstatymo projektui. Eilinį kartą. Žurnalistai ieško šviežios mėsos, o miestiečiai toliau gyvena savo gyvenimą. Ar jūs galite iš naujo praeiti? Galit iš naujo praeiti, mergaitės? Iš naujo galit? Jo. Va ten, kur ėjot, biški dar atgal. Aha, ir vat nuo čia. Ir iš naujo, likti nieko. Likti manęs nematytumai. O gyvenimas eina toliau. Nepaisant to, kad tarp dviejų Lietuvų yra nesupratimo tvora, mes galim ją įveikti. Todėl šiandien paklauskime žmonių gatvėje, ką jie mano dėl partnerystės įstatymo. Kaip galvojat, kaip reikia pagimdyti heteroseksualų vaiką? Nuo kelių metų Lietuvoje galima leisti gyventi. Lietuvoje nuo kelių metų galima leisti? Tai gali būti. Mano dukra gyvena Australijoje ir ten išties yra Meka. Yra Meka, ten būtent, kaip žinot, ir gėjų rojus. Kur patenka gėjai po mirties. Ar esam visi brolis ir seseris? Vot aš ir noriu, kad būtų, kad priimtų. Da, aš jūs apkabinsiu. Kodėl? Paskutiniu metu yra didžiulė tokia, egzistencinis pavojus tradicijam Lietuvos. Ar sutinkat su tom? Sutinku iš tikrųjų. Man irgi daug kas patinka, kas buvo anksčiau, kas būtent dabar nepasakysiu konkrečiai, apie ką šnekam, bet man irgi seni dalykai, geri dalykai. Taip. Jo, žmonės tiesiog pamiršta savo šaknis. Taip, sutinku. Taip. Ir aš noriu jums tą progą, kadangi jūs irgi esate tradicinis žmogus, kuris prisimena geras tradicijas, aš noriu jums padovanoti pagalę. Čia jums. Ačiū. Čia Jono mūsų rėmėjo. Aš pasidėsiu. Čia Pagalių centras. Aš pasidėsiu garbioj vietoj balkone. Pagalių centras Vilniuje. Išsirinksim pagalį pagal kiekvieną poreikį ir norą. Šiaip ne vaga, o vage, nes šalia Seimo. Aš žinot, ką aš jums pasakysiu, mes žmonės vis dėlto esam ne gyvuliai. Ar sutinkat su tom? Sutinku. Jo, žmogus nešuo, jūs numetat pagalį, pavyzdžiui, ne, va taip. Ir jis ne... Ojo. Kaip galvojat, kodėl elektriniai paspirtukai yra gėjiška? Nemanau, kad... Ačiū, geras klausimas. Norėtumėm padėkoti mūsų rėmėjams, geriausiams Vilniaus kojų implantams. Čia yra koja kiekvienam. Ir vaikui, ir suaugusiam. Ateikit pas mus, čia surasit bet ką. Ačiū. Labai. Ir jeigu pamatysit gatvėje pagalį kokią nors, neimkit, nes visi pagaliai mano yra mieste. Man priklauso. Ačiū. Verslas, inacijos, ateitis. Kas yra inacijos? Ką daryt, kad gimtų heteroseksualūs vaikai Lietuvoje? O kam jie reikalingi tokie? Heteroseksualūs vaikai. Tai čia normalūs? Galima taip sakyti. Mes galim pavaidinti, kad čia tipo mūsų yra busiukas. Ne, rimtai, kad mes čia pradedam. Aš greitai, davai. Labą dieną, čia yra mūsų busiukas ir mes atvažiavom daryti profesionalią transliaciją. Ir... Это телевидение? Да, это радио. А радио какое? Русское радио? Да, это русское радио. Заказывайте песню. O čia jau mus gerai patrolina bičias ir kokias 15 minučių užsakinėja pas mus dainas, nes galvoja, kad čia radijas. Leisim taip. Тихо! Ar pritarėt partnerystės įstatymui? Ne, pederalsam nepritariu. Supratau. Ką daryt, kad gimtų heteroseksualūs vaikai? Normaliai vės gyvenimo būdą, sveika. Užsiminėti seksu su moterim, o ne keisti savo pimpalą į šitmą. Aš labai atsiprašau. Aš galiu jūs pakalbinti vietoj jo? Nu, davai. Davai, aš geriau.
Palaikyk. Aš geriau tiesiog kalbinu negu jis. Jis atsarginis reporteris yra. Labą dieną. Labas. Na ką manot? Apie ką? Šitą, klausimas. Pabaikit sakinį. Užeina gėjus į barą ir jam barmenas sako. Prašom išeiti į lauk, pederastų neaptarnaujam. Pederastų gali būti kiekvienas, o gėjum būti negali kiekvienas. O kiekvienas gėjus gali būti pederastų. Wow, dabar jau... Paskaitykit Konstitucijos 21, 25, 29 straipsnius. Kodėl šiuo metu visi taip pametę galvas dėl partnerystės? Dar viena opi socialinė problema – policija vis negali sutvarkyti žibintuvų. Matyt, apsispręsti, kokį jie nori švies spalvą, ar mėlyną, ar raudoną, yra taip pat sunku, kaip apsispręs su partnerystė. Ir aš išeinu iš kadro taip režisūriškai gražiai. O, ble. Čia Orlauskas pajuokavo dabar ir va, tai, kad mums kabakų per mažai Vilniuje, tai dar tiesiog dabar fizikos dėsniai atsidaro Vilniuje. Gravitacija, kas rytoj atsidarys, fotosintezė, blėt, kas čia vyksta. Vienas Vilnius yra jobanas didelis kabakas. O šiandien mes taip pat užtaikėm į naujo parko atidarimą. Einam, užeisim, pažiūrėsim, kas ten viduj. O, kaip gražiai atrodo parkas. Parkas visai neblogas. Ir šiuo metu gėjai kelia egzistencinį pavojų visiems tradiciniams žmonėms Lietuvoje. Taip, gėjai yra problema. Anksčiau čia buvo tradicinių patiekalų restoranas. Dabar jį sugriovė ir čia bus gėjų patiekalų restoranas. O ką valgo gėjai? Tradicinės šeimas. Todėl nusprendėm organizuoti šeimų gynimo kursus, kur dirbs stipriausi šeimos gynėjai Lietuvoje. Ir mes apginsim visus. Ir jūs net kurie žiūrit. Bet visi nori užsidirbti iš šeimos gynimo. Kažkas pinigų, o kažkas politinių taškų. Todėl aš gal liksiu prie savo verslo. Pirkite mano batonėlius Me to You, kurie vis dar priklauso man. Pirkite, nes reikia. Po to suprasit kodėl. Dabar klausimų neuždavinėkit. Jo. Žinote, mūsų yra labai mažai. Ir jeigu dar įteisinsim tokį dalyką, tai bus mūsų dar mažiau. Mūsų vienu žodžiu laiko tik tas, kad neįteisinta partnerystė. Nesinori būti tokiam. Mano pozicija, aš esu katalikė ir tik tarp vyro ir moters gali būti santuoka ir šeima kuriama. Ar turėtų būti įteisinta partnerystė Lietuvoje? Manau, kad taip. Gerai, mane čia užpuolė jaunimas klausyti. Klausinėja apie pederastų. Tai aš jau pasakiau viską, ką aš galvoju. Tvarkoj, gerai, lauk. Patikrinsiu, kaip tu gyveni. Nors kartais mums atrodo, kad mes Lietuvoje trukdom vienas kitam, bet reikia tiesiog išėti iš komforto zonos, nueiti toliau, nueiti dar biškį nueiti, dar truputį paeiti, pažiūrėti, ar yra laisvų galimybių, tada sugrįžti, kažkaip ramiai atsisėst, pagalvot, ar tikrai čia tokia problema, kaip mums atrodo. Tada, pagalvojus, padaryti teisingus sprendimus ir suprasti, kad kelias yra laisvas ir jo užteks visiems. O kas ten viduj patentų? Čia mašina viduj? Audi. Ten mašina, geras. Ten mašina. Okay. Jaučiu neblogą mašiną, nes saugo labai.